Sveiki, esu vaikų pulmonologė, gydytoja Edita Hanstedt, dirbanti šioje srityje apie 30 metų. Ir dažnai girdžiu, kad šeimose pagrindinė problema ir pagrindinis klausimas yra, ką daryti su kosinčiu vaiku. Vaikai kosti, jie kosti nuo pat gimimo, kosti iki pat išleidžiami suaugusių pasaulį. Ir tas kosulys, jeigu jis yra nedažnas, jeigu kosti vaikas iki 10 kartų per dieną, tai tikrai nėra tragedija. Bet jeigu vaikas kosti dažniau ir ypatingai naktim ir po fizinio krūvio ir esant temperatūrų skirtumai ir daugelį kitokių dalykų, tai tikrai siūlau kreiptis į vaikų pulmonologus pagalbos. Kooperuojantis mes galim pasiekti daug, mes galim sustabdyti, suvaldyti tą kosulį. Nelikite vieni ir prašau, atvykite pas vaikų pulmonologus į mūsų kliniką, kiek galėsim, kiek padėsim, turim visas galimybės ištirti ir pagydyti jūsų kosintį vaiką.